Nu, tu čia nauja, vėl apsirengiai paprastais rūbai. Taip, čia yra tiesioginė prasme lydekos. Tiesioginė transliacija, ar kas? Tiesioginė transliacija. Papasakosiu labai gražų anekdotą. Kas nori versti, prašom juoktis. Staiga nuvažiavom su žmona, su moteriške. Žiemos metu skalbti drabužius ir pasakė. Viską darysi tai, kas bus parašyta ant manęs. Gerai, būtinai. Va, štai va, atėtėjai, va, žiūrėkit, tą tamsą. Na, ai. Aha. Skalbė. Gerbiami žiūrovai, nu. Gerbiami žiūrovai, buvo parašyta. Nuvežti žmoną, tą moteriškę, iki eketės, įskalbs drabužius ir tada tu ją su ją pravažiuoji namo, daugiau niekur. Gerai, sakau, tamsą važiuojam. Nuvažiavome, įskalbė. Pistir, įkrito, va čia. O, papa, ir kaip išlupot? Va čia, va. Kaip išlupom, tuoj papasakosiu, kas buvo. Na. Aš, sako, gelbėk, tu būk kopšuolė, tu gelbėk. Greičiau. Sako, palauk, tu palauk. Liepė namo pravažiuoti, ne. O kad, sako, kas kestą liepė netrauksi, boba nuskendo. O, ble. Va, ir viskas. Nemuškit mane. Kažkas nesąmonė. Nesąmonė. Gerai, ką tu čia papaskai? Babulka nuskendo. Va, batai, tai jo papa gerus labdaros gavai. Ne čia. O, čia nauji batai. Nepraleidžia HDO. Nu. Odiniai, nu Tai ten skai Adidas, Kaknait. A kas nešioja Adidas, tas yra baisiausias invalidas. A kas nešioja Puma, tam kiaušiniai visą laiką tuo. Tai ką aš nešioti? Puma. Arba Antaniuko Adido. O, prašom, nenešiot mano Adido. Todėl.